Sveiki, įsisekite savo diržus patogiau, nes mūsų žinios nėra tokios pačios, kokios buvo prieš metus. Šiame epizode aš pasakosiu apie didžiausius 2025 metų fizikos proveržius, o pabaigoje epizodo aptarsiu, kokiegi proveržiai įvyko čia pat Lietuvoje. Taigi, pradėkime nuo QSO1, tai yra juodųjų skylių. Taigi, ką mes čia matome? Tai yra QSO1, esantis už galaktikų spiečiaus Abell 2744. Jis yra stebimas rejonizacijos epochoje, tai yra maždaug prieš 13 milijardų metų. Jameso Webbo kosminis teleskopas jį pirmą kartą pastebėjo dar 2023 metais. Taigi tai yra vienas iš 100 panašių objektų, kurios vadiname mažaisiais raudonais taškais, kuriuos teleskopas aptiko ankstyvojoje visatoje. Labai neįprasta rasti tokią objektų populiaciją ir dėl to tiesiog svarstome, kas tai per dalykas ir į kągi mes iš tikrųjų žiūrime. Kokios yra šių mažųjų raudonų taškų paslaptys? Pastarosius 2 metus mokslininkai nukreipė Webbo teleskopą į įvairius mažus raudonus taškus, fiksuodami jų šviesą plačiame bangos ilgių spektre. Ir jiems būdinga tam tikra V formos spektrinė energijos pasiskirstimo struktūra. Tai rodo, kad aplink kažką juda labai didelių greičių dujos. Ir 2025 metais tyrėjo komanda patvirtino, kad QSO1 tapatybė tai yra super masyvioji juodoji skylė, kuris sveria apie 50 milijonų Saulės masių. Iš esmės tai yra viena pati super masyvioji juodoji skylė ankstyvojoje visatoje. Išskirtinis šio atradimo bruožas yra tai, kad mes praktiškai nerandame jokio galaktikos pėdsako aplink šią juodąją skylę. Tai yra išties nepaprasta, kad visata sugebėjo sukurti tokius monstrus beveik be nieko aplink jos. Taigi rezultatai meta iššūkį mūsų supratimą apie juodųjų skylių formavimąsi ir gali priversti perrašyti mūsų prielaidas apie visatos istoriją. Taip, mes žinome, kad beveik kiekvienos galaktikos centre yra supermasyvi juodoji skylė. Ir viename iš epizodų, kur pasakoju, kas kaip buvo anksčiau juodoji skylė ar galaktika, kalbėjau apie tai. Kviečiu pasižiūrėti tą epizodą. Taigi, kiekvienoje galaktikos centre yra supermasyvi juodoji skylė. Taip, tačiau net ir būdamos supermasyvios, jos sudaro tik labai mažą dalį tos galaktikos masės, kurioje jos yra. Taip, tai paprastai jos būna maždaug 1000 kartų mažesnės masės nei jų šeimininkė galaktika. O vat QSO1 masė siekia beveik 2/3 aplinkinės medžiagos masės. Pamatyti tokią juodąją skylę, kuri beveik akivaizdžiai dominuoja bendroje masėje, yra labai neįprasta. Tai reiškia, kad aplink ją beveik nėra jokios medžiagos. Todėl kai kurie žmonės sako, kad tai yra beveik nuoga supermasyvi juodoji skylė. Žinoma, matome šiek tiek dujų, nes kitaip apskritai negalėtume stebėti šios juodosios skylės. Taigi tyrėjai išanalizavo aplink QSO1 skriejančias dujas ir aptiko tik vandenilį ir tik helį. Tai yra elementai, kurie susidarė didžiojo sprogimo metu. Tai atrodo, kad tai pirminės dujos, jos nėra labai prisotintos sunkesnių elementų. Taigi šių elementų trūkumas rodo, kad QSO1 išaugo supermasyvėje juodąją skylę dar prieš susiformuojant netoliese esančioms žvaigždėms. Iki šiol manyta, kad galaktikos pirmiausia suformuoja juodasias skyles savo centruose. Tai yra paradigmos poslinkis mūsų supratime apie juodasias skyles ir galaktikas, nes šie mažieji raudoni taškai yra šiandieninių supermasyviųjų skylių pirmtakai. Viena iš pagrindinių idėjų teigia, kad pirmosios juodosios skylės ankstyvoje visatoje susidarė tiesiogiai griūvant milžiniškiems dujų debesims. Tačiau labiausiai intriguojanti idėja siekia dar 1971 metus. Tai yra Stepheno Hawkingo pasiūlymas, kad juodosios skylės galėjo atsirasti pačioje didžiojo sprogimo pirminėje sriupoje. Tokiu atveju juodosios skylės būtų pirmieji visatoje susiformavę objektai. Gerokai anksčiau nei žvaigždės, nei galaktikos, ir jos tiesiog lauktų, kol aplink jas pradės suktis dujos, kad taptų matomos. Kitas pasiekimas – silpstanti tamsioji energija. 2024 metais balandį beveik 1000 astrofizikų bendradarbiavimas paskelbė stulbinantį rezultatą.
tamsioji energija, ta paslaptingoji jėga, kuri ilgą laiką buvo laikoma visatos plėtimosi varikliu, gali silpti. Naudodami tamsiosios energijos spektroskopinį instrumentą DESI, komanda sudarė tikslius daugiau nei 6 milijonų galaktikų padėčių ir judėjimo žemėlapius. Ir pirminiai rezultatai iš tikrųjų yra labai spūdingi. Mokslininkai išlieka atsargus, duomenys pirmą kartą pasirodė dar 2024 metais ir tada tarp fizikos pasiekimų kalbėjau jau apie tai, bet 2025-aisiais, turint jau 3 metų DESI stebėjimus, gerokai išplėsta jau 15 milijonų galaktikų žemėlapį ir dar 2 nepriklausomus duomenų rinkinius, šios užuominos ima virsti kur kas labiau įtikinamais įrodymais. Taigi, anksčiau vertinant pirminį signalą buvo visiškai įmanoma, kad naujesnis ir didesnis duomenų rinkinys, ypač 3 kartus didesnis, tiesiog panaikins tą signalą, tačiau taip neįvyko. Jei tamsioji energija iš tiesų kinta, tai iš esmės sugriautų kosmologų supratimą apie mūsų visatą. Nes pirmą kartą per 27 metus mes turime naujus skaičius. Naujas tamsiosios energijos savybės, su kuriomis galime dirbti. DESI matuoja subtilius senovinių garso bangų vadinamų barioninėmis akustinėmis osciliacijomis BAO. BAO pėdsakai sklinda ankstyvojoje visatoje. Visatai plečiantis, atstumai pažymėti šių BAO struktūrų taip pat didėja. Ir šis tempimas leidžia mums suprasti, kaip tiksliai visata plečiasi. Pirmoji DESI apžvalga leido manyti, kad BAO mastelis neauga pastoviu greičiu ir kosminė plėtra regis lėtėja. Ir kovo 19 2025 metais komanda paskelbė gerokai didesnį duomenų rinkinį, papildytą supernovų stebėjimais ir kosminio mikrobangų fono, tai yra silpno didžiojo sprogimo atgarsio matavimais. Ir vertinant visus šios duomenis kartu, taip, plėtimosi lėtėjimą tapo dar sunkiau ignoruoti. Taigi, su naujausiu DESI duomenų rinkiniu šis rodiklis pakilo iki 4,2 sigmos, tai yra 1 iš 30 000. Dideliems teiginiams reikia tvirtų įrodymų, iki vadinamojo šventojo graalio 5 sigmų mums dar šiek tiek trūksta. Manau, tam bus skirti 2026 metai. Kitas atradimas – Žemės branduolio geofizika. Plokščių tektonika buvo viena didžiausių 20 amžiaus mokslinių revoliucijų, iš esmės pakeitusi mūsų supratimą apie pačią Žemę, kuri iš nejudančios olos tapo aktyviai veikiančių mechanizmų. Tai buvo milžiniškas atradimas, Žemė yra nepaprastai dinamiška vieta, vos po jos paviršiumi mantija lėtai maišo uolienas, skatindama ugnikalnių veiklą ir žemynų judėjimą. Dar giliau slypi išorinis branduolys, išlydyto metalo vandenyną. Dešimtmečius daugelis mokslininkų manė, kad šias abi sritis skiria kažkokia griežta riba. Tačiau 2025 metais nepriklausomi vulkaninio uolienų ir milžiniškų gniužulus primenančių struktūrų giliai Žemėje tyrimai leidžia manyti, kad branduolys ir mantija gali tarpusavyje sąveikauti. Taigi Žemės branduolys kupinas paslapčių. Jie nukreipia dėmesį į milžiniškas struktūras esančias maždaug 3000 km gylyje po Žemės paviršiumi. Seisminiuose vaizduose matome jas labai ryškiai. Mantijos pagrinde yra 2 milžiniški regionai, kurie dydžiu prilygsta žemynams. Ir žinome, kad šiuose regionuose bangų skleidimo greitis yra mažas. Mokslininkai naudoja seisminės bangas, sklindančias nuo žemės drebėjimų, kad tyrinėtų žemės vidų. Kadangi šiuose gniužulą primenančiose srityse banga sulėtėja, mokslininkai jas vadina didelėmis mažos lėtės greičio provincijomis. Komanda Utrechto universitete išanalizavo seisminius duomenis iš daugiau nei 100 žemės drebėjimų, pakankamai stiprių, kad jų bangos pereitų ir šitą LLSVP sritį ir aplinkinę mantiją. Jie norėjo išsiaiškinti, kiek energijos šios bangos praranda, keliaudamas per šios regionus. Ir kai banga sklinda per uolienas, ji gali prarasti energiją, būti slopinama, nes uoliena yra karštesnė nei aplinkinė medžiaga. Ir ilgą laiką mokslininkai manė, kad LLSVP šiluma turėtų slopinti seisminės bangas. Taigi jie pradėjo tai matuoti ir jų pačių nuostabai paaiškėjo, kad šiuose dviejose LLSVP regionuose slopinimas yra labai mažas. Bangos beveik nepraranda energijos keliaudamos per šias sritis, visiškai priešingai negu buvo tikėtasi.
Užuot silpnėjusios, bangos išlaiko savo stiprumą. Tai suteikia tyrėjams informacijos apie šių sričių dydžius. Jei medžiaga ilgą laiką išlieka mantijoje, grūdelių dydis palaipsniui didės ir tai reiškia, kad LLSVP, turėdami didelius grūdelius, turi būti labai seni. Ir 2025 m. sausį ši grupė paskelbė rezultatus, teigdama, kad tai yra senoviniai rezervuarai, išsaugoja medžiagą dar nuo Žemės susiformavimo laiku. Praėjus vos keliams mėnesiams pasirodė daugiau užuominų apie Žemės gelmes ir šį kartą iš mokslininkų tyrusių vulkaninių uolienų izotopus, tai yra skirtingas cheminių elementų formas ir kiekvienas procesas, kurį šios uolienos patiria, palieka savotišką izotopinį piršto antspaudą. Ir matodami šios izotopus, mokslininkai gali iš dalies atkurti uolienų istoriją. Komanda sutelkė dėmesį į rutenį, retą metalą, kuris labiau linkęs jungtis su geležim nei su uoliena. Žemėje turime vieną didžiulį geležies rezervuarą, tai yra Žemės branduolys. Formuojantis Žemėje, rutenio 100 izotopas būtų sekęs paskui geležį į branduolį, palikdamas mantiją nuskurdintą. Vėliau į mantiją patekęs rutenis turėtų kitokią izotopinę sudėtį. Jei vulkaninėse uolienose būtų aptiktas rutenis 100, tai reikštų, kad medžiaga nutekėjo iš branduolio. Tikėtina pakilusi per šitas LLSVP. Tai būtų tikras eureka momentas ir būtent tai ir rado. Šie du atradimai leidžia manyti, kad gilioji Žemė yra labiau susijusi sistema, nei manyti anksčiau, kad branduolys ir mantija sąveikoja. O šios sritis padeda formuoti mantijos konvekciją, tai yra plokščių tektonikos variklį. Plokštės juda, mantija cirkuliuoja, bet visą tai organizuojame aplink šios du didžiulius inkarus, esančius mantijos pagrinde. Plokščių tektonikos supratimas yra raktas į tai, kodėl Žemė yra geologiškai gyva ir kodėl tai svarbu mūsų gyvybei. Suprasti, kodėl ir kiek laiko Žemės išorinis branduolys maišėsi, yra esminė sąlyga, norint suprasti, kas lemia gyvenamą planetą. Kodėl Žemė yra gyvybė, o Marse ne. Marsas turi labai senų paviršiaus sričių ir mantiją, kuri praktiškai nejuda. O kai mantija nejuda ir nėra plokščių tektonikos, labai sunku palaikyti stabilę temperatūrą ir sąlygas reikalingas gyvybei atsirasti. Todėl Marsas iš esmės yra negyva planeta, o Žemė labai gyva. Kasgi nuveikta Lietuvoje? Greitai pasistengsiu paminėti, kągi nuveikė mūsų fizikai. Vilniaus universiteto fizikos fakulteto LTC mokslininkai kartu su Ženevos universitetu atskleidė, kaip šviesa veikia fotoiniciatorius, medžiagas lemiančias 3D spausdinimo tikslumą ir kokybę. Tyrimo rezultatai publikuoti žurnale Physical Chemistry, Chemical Physics atveria kelią greitesniam ir tikslesniam mikroninių bei nanometrinių struktūrų formavimui. Fizikos fakulteto FNI mokslininkai parodė, kad šviesa gali valdyti gyvus organizmus, net širdies ritmą. Tyrimas publikuotas Nature Communications kartu su kolegomis iš Barselonos ir kitų šalių. Jie pademonstravo neinvazinį optinį metodą, kuris leidžia kontroliuoti buožgalvių širdies ritmą. Tikimasi, kad šis proveržis atvers naujas galimybes fotofarmakologijoje, mokslo srityje siekiančioje naudojant šviesą valdyti biologinius procesus. Svarbu paminėti, kad šiemet Lietuvoje įvyko pirmasis kvantinių technologijų hackathonas Baltijos šalyse, nuo GPS palydovo iki kvantinio saugumo finansams. Tai bandoma buvo spręsti realias pasaulio problemas ir tos idėjos turi potencialo būti realizuojamos čia pat. Džiaugiamės, kad pusė finale dalyvavusių komandų buvo ne tik iš Lietuvos, Latvijos, Prancūzijos ir Švedijos komandos, taip pat pasirodė puikiai. Taip pat FTMC fizikai sukūrė ir detaliai ištobulino hibridinį plazmoninį jutiklį, pagamintą tiesioginio lazerinio rašymo būdu. Suformavo mikroskopinę aukso ir sidabro nanostruktūrą, kuri labai jautriai reaguoja aplinkos lūžio rodiklio pokyčius. Tai leidžia aptikti itin mažas molekulių koncentracijas. FTMC mokslininkė Renata Butkutė kuria lazeriais paremtą technologiją, kurią galima integruoti į išmaniuosius įrenginius ir realiu laiku stebėti svarbius organizmo pokyčius, pavyzdžiui, kraujo parametrus. Ši technologija leidžia anksti pastebėti sveikatos pokyčius ir laiku kreiptis į gydytojus, tik kai atrandami simptomai.
VU fizikos fakulteto TFAI komanda sprendžia vienus sudėtingiausių kvantinės fizikos uždavinių ir atskleidžia naujus protonų ir neutronų sąveikų dėsnius. Tyrimas apie helio branduolio paslaptis, publikuotas prestižinėme žurnale Physical Review C, atrinktas kaip Editor's Suggestion. Šie fundamentalūs skaičiavimai gali turėti netikėtų pritaikymų nuo termobranduolinės sintezės iki pažangių kvantinių technologijų ateityje. Smagu paminėti, kad mūsų fizikas Mantas Šimėnas yra bendraautoris mokslinės publikacijos kartu su Suzumu Kitagawa, kuris yra vienas iš šių metų Nobelio chemijos premijos laureatų. Tas darbas parodė, kaip metalo organinių karkasų struktūrose svečios molekulės gali keisti magnetinės savybes. Tai puikus pavyzdys, kaip chemiko atradimus padeda suprasti mūsų fizikai. Taip pat fizikos fakulteto FNI mokslininkai priartėjo prie proveržio, leidžiančio nematomą infraraudonąją šviesą paversti matomą, net naudojant silpną buitinį apšvietimą. Šis tyrimas parodė rekordinį šviesos energijos konversijos efektyvumą organinėse medžiagose ir gali atverti naujas galimybės Saulės energetikoje, nes jų vizija yra savotiškas organinių dažų sluoksnis, kuris padidins esamų Saulės modelių efektyvumą. Smagu paminėti, kad Lietuva yra pasaulinė fotonikos lyderė, nes net 3 Lietuvos mokslininkai pateko į prestižinį Photonics 100 2026 sąrašą, skelbiantį 100 įtakingiausių fotonikos žmonių pasaulyje. Tarp jų Rimantas Budrinas, Gediminas Račiukaitis ir Sabina Kuprienaitė. Fizikos fakulteto TETI mokslininkai sukūrė itin greitą ir jautrų biojutiklį, galinti realių laikų stebėti procesus ląstelėse vos iš vieno mėginio lašelio. Terahercinė spektroskopija paremtas sprendimas leidžia aptikti molekulinius pokyčius be invazijos ir be cheminių žymeklių. Taip pat priminsiu, kad TFAI mokslininkai kartu su tarptautiniais partneriais aptiko itin retą egzoplanetą, dujinę milžinę, kuri yra toli nuo galaktikos centro. Tai tik tais trečias toks atradimas pasaulyje, padarytas pasitelkus Alberto Einšteino numatytą gravitacinio mikrolęšio efektą. Rezultatai publikuoti prestižiniam žurnale Astronomy and Astrophysics parodė, kad planetos gali slėptis net ten, kur jų beveik niekas nesitikė. Apie tai padariau irgi epizodą, manau, galite pasižiūrėti. Fizikos fakulteto TFAI ir FTMC mokslininkai ištobulino atominės jėgos mikroskopą taip, kad jis tapo gerokai greitesnis ir gali skenuoti net milimetrinio dydžio plotus nanometriniu tikslumu. Taigi naujas metodas leidžia per valandą atlikti matavimus, kuriems anksčiau prireikdavo dienų ar savaičių. Rezultatai publikuoti žurnale Measurements atveria naujas galimybės puslaidininkių, biotechnologijų ir pažangių medžiagų tyrimuose, o pats sprendimas jau patentuojamas. FTMC mokslininkai su tarptautinė komanda sukūrė unikalų elektromagnetinių bangų sukeriklį, veikiantį nuo terahercų iki giliosios ultravioletinės spinduliuotės. Tokio plataus diapazono sprendimas pasaulyje pademonstruotas buvo pirmą kartą. Technologija yra įkvėpta vabzdžių akių struktūros, taip, ir padengta anglies sluoksniu, sugeria beveik visą krintančią spinduliuotę. Proveržis įvertintas prestižinėme žurnale Advanced Optical Materials, papuošė žurnalo viršelį. Vilniaus universiteto fizikos fakulteto fizikas Laurynas Dagys su tarptautinė komanda ištobulino hiperpolarizacijos metodą, leidžiantį 1000 kartų sustiprinti magnetinio rezonanso signalą be milžiniškų magnetų. Proveržis gali reikšti mažesnius, pigesnius ir prieinamesnius MRT prietaisus ateities medicinoje. KTU mokslininkai sukūrė lotoso efektų paremtą dangą, kuri leidžia Saulės elementams patiems apsivalyti ir sugerti daugiau šviesos. Superhidrofobinė ir antirefleksinė danga neleidžia kauptis dulkėms, mažina atspindį ir gali padidinti Saulės modulių efektyvumą keliais procentais be papildomos priežiūros. Taigi 2026-aisiais prasidės mano jau 3 metai su trumpa fizikos paskaita. Kai pradėjau, tai pasiekiau savo 1000 prenumeratorių, šiemet jau turiu 2000 prenumeratorių, gal priartėsime prie 3000. Aišku, tie skaičiai gal netiek svarbus, bet jie yra irgi motyvuojantis. Nes ko jūsų daugiau, tuo daugiau nuomonė atsiranda kanale. Ačiū labai ir su naujaisiais metais!